Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Oi, kaip gardžiai. Labas vakaras, jūs keto šituos sprendžiantis telefone appse klausimus Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg pokalbį apie teisės, kuris stoja ir kaip faina būti studento atstovybėj, grįžtantis į pašnekėsi su klasioku, kurio tikėjais niekad gyvenime nebematysi po to, kai išskrausi iš Šiaulių. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZIP FM studiją. Ką jau šiandien sutikai? Ne šiandien, aš prisiminiau, kai buvo, kai tik atskraušiu Vilnių. Ir būna labai keista situacija tokia, kur pamatai žmogų, kuris tavo mokyklai buvo ir ta tipo, jeigu aš jį mačiau savo mokyklai, tai reiškia, mes draugeliai jau esame, ne? Ir dabar, kur gyvenime nesišnekėjęs su žmogum ir turi šnekėti su juo. Nu tai... Teisės turi. Visi yra draugai, kai reikia bilietų į humoro klubą. Tada visi jau, sveikas, mes su tavim Žiūrėk, mes čia su studento atstovybė šnekėjomės, kad vis norėtume 8 žmonės tiesiog ateitume, po to uždėtume jūsų baneriuką kelių infrastruktūros fakultete ir jums būtų reklama, žinau. Man yra bičas, kažkada aš buvau su sesė, mane sesė pasikvietė jų ten protmušio komandą ar dar kažką ir bičas vienas pasakė, davai kažkaip mūsų ten ateis 15, padarykit mums nuolaidą, mes jums apyvartos padarysim. Ane, seni, tu taip įsivaizduoji, kad vyksta šitie dalykai. Ne tai, kad neprišeitinu, kad žmonės nori ateiti ir nusipirkti bilietų, bet, tipo, kiek tu esi arogantiškas, kad tu galvoji, kad mes, tipo, tavo ir dar 7 protmušio badys mums labai čia pakeis kažką. Tai jo, šiandien aš dabar važiuoju į Trūlį, kur sprendžiuosi keto, kelių eismo taisyklių. Jo, kelių eismo taisyklių šitos dalykus. Mokus, žiauri fainą appsą radau. Nereklama. Instagram. Šitą, vadinasi, ket bilietai. Ir nieko sudėtingo ir tipo paspaudi mokytis ir tau duoda, man žinai ką patinka, man patinka, kad jie 100 skirtingų būdų paklausia to paties dalyko, bet biškis su twistu vis kiekvieną kartą ir tavęs paklausia to paties dalyko. Nėra taip, kad visą laiką tą patį klausimą kali, bet pavyzdžiui, ar eismo dalyvis gali būti ten žvairas ir tu ten taip, ne, o po to kitą kartą paklaus, ar eismo dalyvis gali būti žvairas ir ten bus darašytas, pavyzdžiui, vienas ne, kai yra apsiniaukė. Nu ir ten, žinai, kitokia biški fotkė bus, bet iš kitos pusės. Ir jie tave ne tai, kad prigauna, bet paruošia kitokiam klausimui. Bet, pavyzdžiui, yra tokių, labai jau tokių klausimų, kur labai jau ten, pavyzdžiui, užklausia, ar gali žmogus įvažiuoti iš šalutinio kelio, kai jo šviesos neatsimuša nuo žemės 5 laipsnių kampu ir būna koks nors labai ilgas atsakymas. Taip, jeigu jis neturi ten to pagal kiek taisyklių 3 straipsnių ir 2 ne, tiesiog būna. Ir įdomu, kuris čia dabar yra. Atsivedu šitas. Mes vakar baigiam žiūrėti X-2 ir žiūrėk, dabar ir tau papasakosiu, ir klausytam, ir mes išteiškinsim, ar aš tikrai esu blogas kinų žiūrėtojas. Nes tu kaip žinai, aš kai žiūriu filmus, ypač jeigu mes šalia kartu atsėjom, kai žiūrim filmus, mes būtinai komentuoti viską turim. Būtinai taip. Bet čia ir privaloma šitas dalykas. Išskyrus kino teatre, bet šiaip, gerai. Irgi būna, kad ir kino teatre, bet tyliai. Galim greit pasakyti, kad kai buvom paskutiniam Klajimo seanse ir buvo Captain Marvel ir buvo tokia vieta, kur toks jazz drums buvo ir Vaidutis tipo atsisukęs, kaip džiazistas daro ir jam draugė padaužo ir aš taip padarau ir mes abu atsisėdę. Veidrodis. Ir žodžiu, mes vakar žiūrėjom X-2 ir man kaip sakė, kad aš sugadinau filmą su savo visais komentarais ir aš dabar tavęs pasiklausiu, ar komentarai, pavyzdžiui, aš nežinau kaip lietuviškai verčias, nes angliškai žiūrėjau, tipo visi tie, pavyzdžiui, tasai Magneto, kaip lietuviškai yra? Magnetas. Jisai traukia metalą ir sugadina skaitliukus. Televizorių gali sugadinti, kad paraibuliuotų, kineskopinį. Tai, pavyzdžiui, aš iššūdą šalmą visą filmą vadinu. Fair komentaras. Ne? Čia, tu esi kaip Bill Burras savo podcast'e pasakoja, kur jo neįmanoma paklausti dalykų, nes jis viskam savo pavadinimą turi. Pavyzdžiui, buvo tas filmas Laukinės aistros, kur labai garsus toks buvo, kur panas Laižas, tai jis tiesiog vadina That Lesbian Movie. Tai tu esi, tipo, skraidantis šūdašalmis, šaukštais ablipęs, tai va čia yra tavo... Ir po to aš išteiškinau, nes aš žiūriu į tą Magnetą ir galvoju, ką jis man primena.
Nu, bet ką tavo gyvenime primena bičas, kuris... Aš suvedžiau analogiją, kad jis, man atrodo, pagal tai ir buvo padaryta, kad jis yra tasai Buttersas, kai atsimeni superherojus buvo iš South Parko. Taip. Tai visiškai to plaktuko ir folga apsivinio. Taip, tik tai Buttersas yra naujesnis, Magnetas yra senesnis. Nu, tai taip. Ai, nu, tai Bet aš sugadinau, nes jinai, mano draugė, labai mėgsta Buttersą ir jinai, kai žiūri, tipo, nes X-menai visiškai jos dalykas yra. Ir dabar žiūri. Po to Wolverinas, kai šneka su bet ko šneka, jis gali šnekėti su 12 metų mergaitė tam, kur toj mokykloj būna. Jis vis laik to tokia labai seksualinį įtampą daro ir tą antakį pakėlis, aš sakau, davai, tipo, tone it down, biški, žinai, kas tau yra. Ir po to paskutinė vinis į jos santykių karstą. Taip, į jos X-menų karstą buvo, kai pats galas buvo antrų X-menų. Ir Wolverinas, aš irgi galvoju, ką jis man primena, nes aš kažkur taip tokį veikėją esu matęs labai panašiai atrodantį ir susidėjo tokius Havajų marškinius ir su koža ant viršaus buvo, tai aš tas supratau, kad jis visiškai Ace Ventura yra. Žinai, kai iškyčias galvą pro langą vairuoja. Ir ta buvo tiesiog užsisuko, uždarė kompsą gerai. Kai jam antroji daly padarė tą plauką Equin Sočia, atsimeni, kuris jam daužėjo galvą į tuos būgnus ir jam kur meta ietį į koją ir jisai... į vieną ir į kitą visiškai tas pats. Jo. Ir jinai išvengia, nes tipo, tai yra taikli, žinai, taiklus pasakymas, bet to pačiu... Taiklai pasakymus. Bet to pačiu ir piksta žiūri, nes aš jos geriausią filmą sugadinau. Jo. Nu, bet X-menai fun. Ir žinai, ko neįmanoma padaryti rimtai, aš manau, nes, nu, dabar visi superherojai... Iš baliono kažkokią gyvūną. Gerai, dedam prie šaldytuvo šitą mintį, užsegam su magnetuku. Minčių liets, tiesiog, nėra blogų idėjų. Šitą. Sorry, kad pertikau, tu pastebėjai vis laikai būna, tipo, kai kažkoks projektas ar ne projektas vykdo univerą, mokykloje, nesvarbu, kur susirenka daugiau negu 2 žmonės ir tipo apstarnė dalyks. Dai, žiūrėk, nėra blogų idėjų, tiesiog minčių liets. Ir ta vis... O kas jeigu yra klaunai? Ne, žiūrėk, ne, viskas. Visi žmonės, kurie sako, nėra blogų idėjų, tik minčių lietus, aš žinau 2 tokius žmonės, su kuriais tu gali taip normaliai pasikalbėti, kol nepradės tavęs daužyti, spardyti. Žinai, ko neįmanoma rimtai padaryti? Fantastic Four. Aš esu įsitikinęs, atsimeni, buvo, kur toks akmeninis yra, Dr. Doom, Von Doom, kurio pavardė Von Doom. Jis jau ne tai, kad į jį saulės banga šovė ir jis tipo from now on I'm Doom. Ne, jo pavardė iš karto buvo Victor Von Doom. Du tipo Von blogietis. Tada bičas, kuris tamposi, ne 12-metis berniukas atradęs pornuką, o bičas, kurio rankos tampo. Ir tada pana, kuri yra nematoma, ir bičas, kuris ugnim užsidega. Ir buvo dabar čia padarytas filmas naujas, kuris bandė būti labai rimtas ir bandė toks netgi iš siaubo biški būti. Nu, neįmanoma. Yra dalykų, kurių tiesiog negali rimtai priimti. Turi filmą suprast, kad jis yra... nu, nežinau, kas Batmanas tik sugebėjo su Dark Knightu padaryti labai jau rimtai, o nu, superherojai turi suprast, kad jie yra sili. Aš mėginau irgi logikos ieškoti tam, bet po to, kai supratau, kad jeigu pana užverčia akis, tai gali tornadai 4 atsirasti. Nu gerai, taip gerai, vaidut, neieškok čia logikos. Kai jau mano pana akis užverčia, tai jau ne 4 tornadai. Da daugiau tornadų pareina. Spardyt, kai viską pradėt. Ką dabar žiūrėsit, koks jūs kitas? Tai... X-menai 3? Jeigu susitaikysim, tai sekantis X-menai buvo šiandien. Arba su nauja merga jau. Kas nauja merga žiūrėsi? Tai X-Men's na pirmų tada. Tai dabar trečias yra... Ten man išaiškino visą istoriją, nes tipo eina trečias, The New Dawn, tada 50 X-Menų atspalvių. Tada X-Menai in Space, in the Hood. Tada su Harry Potteriu crossoveris, Sonicas ir tada... Nes X-Menai jo, rough jiem yra gyvens. Nes dabar X-Menų šitą jau nusipirko 20th Century Fox, kuriem priklausė. X-Menai nusipirko Disney'us dabar jau. Ai, tai viskas žodžiu. Tai dabar jau, tai bus, ko gero, yra manoma, kad kai baigsis dabar jau Avengeriniai paskutiniai išeis, Endgame'as tas, tai jie jau imsis X-Menų, yra manoma, kad tai gali perduoti. Tai superherojai niekur nedings, man tą noriu pasakyti. Kol žmonės eis ir mokės pinigus, ne, tikrai nedings. Tai aš norėčiau. Ką, pradedam, ne? Na, davai važiuojam. 2 valandas su Vaidu ir Klajumu. Laidų įrašą YouTube Mixcloud'e. Įrašot Vaidus ir Klajumas ir klauso, ten jau 180 laidų esam patalpinę. O dabar pradedam laidžikę su savo jau pamirštų gal net biški kūriniu, Kaleo No Good. Užskelsim biški spaudimą ir to grįšim. Palapsi garsinsiu. Žinai ką, dabar skaičiau vieną dalyką. Vakar mes šnekėm ten apie visokias gyvūnų rūšis.
Aš nežinau, kad Lietuvoje stumbrai laisviai gyvena. Kas yra laisviai? Laisviai. Laisviai Kad visiškai. gali išbėgti ant magistralės, dabar toks spėjimas yra. Nu, jo, yra kažkiek laisviai. Dabar yra teisingai. suskaičiuota, tipo, beveik 200 laisviai yra. Kažkiek jau yra nelaisviai, nu kaip nelaisviai, ten tas jų aptvarai tokie mega dideli, tokie kaip Kur draustiniai. atvarai pažiūrėti, nu, matot tenais prišikto, tai buvo šiandien, reiškia, čia atėjo. Ne, jie eina prie tvorų, aš matęs iš labai arti. Jo, aš for comedic sense pasakiau, kad ateini ir nematai. Per lietų. Supratau, gerai. I can see how Aha, you did. yeah. Šitą, nu, jeigu stumbras tave nuneš, nu, tai kaip autobusiukas tave nuneš. Man atrodo, kitoks stumbras daugiau lietuvių nuneša. Jo, tas, kur išsitraukė tą rūgio Kadagį. varpą, kadagį iš vidaus ir atsikandi, žinai tą, kur nesat niekad su draugeliais tų uogų Uogas jau būdavo tenais. šakės, ten, kur visą laiką pats drąsiausias, kur po tos skutį į vidury nakties. Pirty užmiega. Pirty užmiega, nors nėra pirties pas mus. Net nėra 20 km aplinkui pirties, pirty užmiega. Akmenų pirties parsinešė. Kažkas yra va, tiem girtuokliam draugam, kurie visą laiką turim tą tokį vieną draugą, kur mes, man atrodo, kalbėjom kažkada, kur laukia 7-5 su dviračiu važiuoja iki parduotuvės ryte su visas nuogas, bet su lapinė kepurė. Žinai, kad nesušaltų galvos, neturėjo tokio draugelio niekada. Kur yra lapinė kepurė. Nu, tokia šapka, tokia su šniuriukais ant šono, tokia kaip tankisto gali būti dar tokia. Nes prasė regbį žaislą. Tai vas tokia, kur visą laiką važiuoja. Neturėdavo tokio hebroje vieno. Tu būdavai tas rock'n'rollistas. Bet tu būdavai tas, kur rock'n'rollistas. Bet tu tas, kur pirmas lūžti, ar... Čia, žinai, kaip kortą iškris tą vakarą. Nes tas gerimo Avengeriai po truputį pradeda iškėti su draugais visą laiką. Nes pradžioje tai ten visi paaugliai, visi maždaug vienodi, bet po to su amžiumi iki kokių, nežinau, 20 kelių metų sutvirtėjo tavo silpnybės ir stiprybės. Tai tu jau žinai, su kurio, pavyzdžiui, nereikia gerts, kuris vairuos, žinai, kuris verks dėl bobos atsisėdęs ir ten, žinai, dėl panos. Ja, bet šiaip yra tokių pažįstamų, su kuriais gan retai sustinku, nes užsienį gyvena. Ir jeigu jau sustinku, tai atsidedu kitą dieną, kad niekada nebūtų, nes gali visaip išpulti, žinai. Jo, visaip gali išpulti. Aš tokį turiu irgi draugą, vieną, su kuriuo mes, čia kai buvo mano barmenavimo laikai, tai mes ten... Nežinau, ten pirmadieniais Salento mes ten būdavom jau, ten toks kaip... Ar tu žvengi, kur be 15-8 išvažiuojas dviračiu? Tai aš žvengiu kartu, nes mes tokie... Žinai, kas pirmadieniais į klubus eina sašlovos žmonės, tokie, tu esi ekvivalentas tokio dalyko, kai būna lapai tokie prie kanalizacijos dangčių tokie suplauti, tai vat jūs suplauna į klubus tokius ir jūs visi neišsimiegoja, kur perspektyvų neturit labai aiškių. Sniegas, tas, kur tas sakė, taip, tokie visi užgrūdintais veidais, tai vat mes va tokie va būdavom. O kitas dalykas, Science Daily, tai va skaitau. Aš kažką dar norėjau pasakyti apie tos tūs. Šitas vienas draugas pasako, kad jisai alpsta visą laiką. Jisai nustojo rūkyti ir gerti, nes jis alpdavo. Kažkas jam, kažkas užsikimždavo jam, ar ten prasiplėsdavo ir jisai alpdavo. Esi nualpęs kada nors? Ne, mane vieną kartą yra išnešę per miestą. Su kumščiu. Ne, kur mane už pažastų laikė ir kur aš jau keliais braukiaus per žemę ir tipo, vyrai. Su mergalika mane namo prašyčiau. Tai vieną kartą man taip yra buvę, bet šiaip tai aš gana galiu ką nors ten stiklinę sudaužyti, dar ką nors, bet šiaip aš gana esu... Nu, tavo forma kaip piramidės, tai tau išstovėti lengva, žinai. Aš bottom heavy, kaip Vanka Stanka, tu mane tik pastums ir aš atsistatysiu vėl atgal. Kaip bujus jūroje, man lempą ant galvos užstatyk ir galėsi žinot, kur laivas praplaukt gali. Tai aš... Naftos šachtą. Jo, mano subinė storą, tai žinau, kur mano centras. Tai va, o tas mano draugelis, jisai alpsta. Tai jisai sakė, pavyzdžiui, anksčiau jis alpdavo ir nalpdavo, o po to jis pradėdavo atskirti, kad jau alpimas pareina. Sako, jau ten tirpsta kažkas ir jau žinau. Tai aš turėdavau toksai...
nežinau kaip apibūdinti šitą dalyką, toksai, kur aš žinau, kad aš dabar turiu kelias sekundės nubėgti lovą. Kad, tipo, ir sako, Kad atrodytų, kad miegi? Ne, kad minkštai atsigulčiau, nes sako, nes kitaip aš krentu kaip batonas, tipo, ir aš atsibundu, man praskeltą galvą. Tai ant žemės atsigulti ir viskas. Tai sako, bet sako, jeigu tūsė, tai tad laipė ant tavęs, tai atsibundi, kaip atrodo, kaip iš kokio, kaip iš Paryžiaus susišaudimo, kai bėga žmonės ir tave trypia papačia kokia. Relatable hashtag. Tai sakė, kažkada bėgo, sako, sėdžiu, vyksta tūsas, ten, žinai, zėba, vyksta ir atsigeriu ir taip jau jaučiu, kairys kojas nykštys tirpsta, jau knatas dega, žinai. Knatas dega. Žinai, ir tipo, aš bėgu ir šoku per kambarį į lovą ir tipo, šoku, bet atrodo, kad iššokau juodą skylį. Tipo, šoku ir toks dingo ir tipo atsibundu, guliu galvą tipo, apžiojęs, žinai, kur tokie seni... Jau žinau, ką sakysi. Seni balkonai ir būdavo toksai baltas slengstis, toksai guma apklijuotas iš vidaus ir sako, šie apžiojęs atsibunda ir tokios lūpos ištinėbi ir toksai guli su fanaru visas kaip obulys kompostė, toks suspardytas. Ir sako, draugelį, ateina draugelį, kas tau buvo, sako, niek, čia mano klasika, tai pašokau ir tiesiai į tą, tai su galva. Tai sakau, tai nebegeri dėl to. Sako, ne, kažkaip šiaip svorį dabar prižiūriu, bet... Tai žiauriai, man patinka tokie visokiausi. Tai va. Neturi kokių istorijų. Aš šitos peršau, tai mergai gitarai galvas sulaužysis ir ką ten. Ir kas bus? Liniuotė esu. Liniuotė. O kam gitarą esi sulaužęs į nugarą? Nesi? Ne tu? Aš. Aš tu? Ok. Bet sustigom ar ne? Nes sustigom, tai tvirtesnė tokia čia. Sustigom, normaliai. Bet nebuvo kitų dalykų, kas sulaužytės, Po ranką ne, nes aš į gitaros pamoką jau. Ei, supratau. Aš turėjau biškai iš tikrųjų anger issues. Okay. Tai gerai, kad nesus kokį skripkeliu grodavai, bet iš pemštuko, bet su gitara šit iš 200 eurų. Ja, tas chlapučiks vienas atlūžo, po to su super momento suklijau ir it's still going, žinai. Supratau, pana nesėdi dabar invalido vežimėlį su įtvaru? Ne, aš tokį per viršugalvį. Ai, tai nesiskaito, teisingai. Toksai, jos nereikėjo po to tos dantų kaip piko kratyti iš vidaus, žinai, tokį... Kas groja? Viskas buvo broliška meilė tokia parodžiu, žinai. Teisingai. Tai supratau jau, kad šeimos nariai čia. Ne. Supratau. Tai va, o gerai, Science Daily. Nu, kad jau pradėjom, nes žmonės jau sėdi... Akim krūvinam, ką aš norėjau pasakyti, kad... Dėl šito, šeimas nuo šito tik aukštyn Science Daily pakels šitą šeimą. Kai tu papasakai apie bičą, kuris 5 sekundės turi atsijungimui. Žinai, kaip būna tie, kur turi tuos padėlius susidėlioti, tai jis realiai taip turi nubėgti iki vietos savo. Tai 50 metų senumo avino sperma veikia. Gerai. Užkeikimai veikia. Tai jeigu kas nors savęs klausit, vat pavyzdžiui, man kem 9 metai ir atsimenu, kai tik gimiau, man padovanojo avino spermos puodelį. Šaldytuvą įdėjom. Tai ar dar galėčiau avių pasigaminti, tai žinokit, techniškai galit ir jau yra apvaisinta viena avis. Tai pasirodo veikia. Mano krikštatėvis yra 100 metų senumo duonos valgys. Gal 100 ar 50. Manęs šiam pokalbį jau nebereikia tiesiog semti šnekės. Reikia, ką žinau, gal turi kažkokių įžvalgų. Aš dabar suprantu, dėl ko žmonės nori video medžiagas iš mūsų, nes jie nori pamatyti mano reakcijas. Avino sperma? Va šitą norėjau pamatyti, ką aš dabar padarau, nieks negirdėjo, bet tipo pamatyti. Live streamą reikėtų daryti, iš tikrųjų, ką mes veikiam laidoje. Tai galim padaryti. Davai. Nu, čia paleisiu. Nu tai va, tai nežinau. Tikiu, kad yra įdomiau, kaip bičas į balkoną įkrito, bet avino sperma irgi turi savito žavesio, vis tiek. Sūrimo priduoda. Su cinkeliu tokia, žinai. Su cinkeliu ir tokia. Aš tau ką tik numečiau tą, kur... Beisbolo rankelę. Kas ten pala toksai, o ko jam kažkas... Aš kiek žinau, kad Japonijoje gana populiarus yra beisbolas. Ir, aišku, kad amerikonai atvežė okupacijos metu, greičiausiai įtariu. Atskraidino. Taip, nes buvo, jie ten įvedė trūpsus ir aš jaučiu tuo metu tenais ir išpopuliarėjo, nes daugelis dalykų Japonijoje, jų atmainos, kurios yra iš Amerikos atkeliavę, yra žiauriai linksmos. Aš nežinau, ar taip yra su beisbolu, nes aš beisbolu nesidomiu, aš manau, kad jie žaidžia, bet pavyzdžiui, jie turi daug šaknų žodžių
kuriuos, angliškus vartoti. Pavyzdžiui, jeigu cake, tai keikų, domestic environments, jo, jie šitą, jie ten turėjo. Tai tada jis yra jų žodis, jis nebuvo, kad tipo... Ne, jie turėjo, jie, pavyzdžiui, turi tam žodį, bet jie, pavyzdžiui, sako anglišką šaknį ir tada sako šitą. Ir jie, taip, ir jiem, nežinau, ar visiems šitiem žodžiam galioja, bet labai populiarus dalykas, nes, supranti, vakariečiai yra dideli, aukšti ir stiprus ir kokie tik tu nori. Pavyzdžiui, kovotojas Bas Rutten, žinai, daugelis tiek, kad žiūrit kovos šitos, žinot, Bas Rutten. Jis toks dėda, vat kaip jūs kovotojai įsivaizduojat, taip ir atrodo. Plikas, kvadratinė galva, charizmatiškas, toks kalafioro ausis, ir jo pravardė Japonijai buvo The Handsome Man. Jis buvo gražusis vyras. Jis jam yra Apolonas, Adonis, Heraklis, kur negali būti kitaip jau. Tai va ten yra, ir man labai patinka tai. Bet dabar pasižiūrėjau, kad visai būtų... Jeigu beisbolas taip atrodytų dažnai, tai aš žiūrėčiau tikrai beisbolą, kur mes ką tik žiūrėjom, kur bičas per visą aikštę metė kamuoliuką, kuris net nepakeitė trajektorijos. Nebuvo, kad aukštyn, kaip amerikietiškos pūlės kamuoliuką. Kas irgi būna įspūdinga, o toksai tiesiai, kaip lazerį. Toks skrido ir per visą aikštę eina savo. Žinau, kad ir lietuviai biški žaidžia beisbolą, bet... Kažkur ten buvo Europoje paėmė, man atrodo, 3 vietą ar kažkas tokio. Tai kur viena aikštė, per visą Lietuvą viena beisbolo aikštė yra ir jie sugebėjo paimti šitą dalyką. Bet aš kažkada skaičiau netgi, aš mėginau išsiaiškinti, skaičiau taisyklės beisbolą ir aš nieko nesupratau. Yra bazės, namai, home ir... Čia dabar, jeigu tu man mėginsi aiškinti šitą dalyką, aš bandau atsiminti. Gausis taip pat, kaip tau aiškino apie realybę šou. Ne, tas... Žiūrėk, yra 2 komandas, 4 bazės. 8 metikai ir 2 smūgiuotojai. 4 treneriai. Ir šuo. Ir 1 persirengimo kabina. Tai jūs dabar turit nuspręsti, imat knatą traukėt ar ne? Ir išbėga Radžis dar pirmą pičą mest. Kodėl? Nes viskas prasideda nuo pičo ir mušimo, ne? Ten visa esmė pagrindinė pradžioje. Yra vienas meta, kitas atmušu. Tai tipo tu nusprendi, jeigu tu visus ten atmuši ir, pavyzdžiui, home runą padarai, tai tiesiog apibėgi, o jeigu ten nepadarai, bet išmuši vis tiek, tai tu ten bėgi ir jeigu spėja paliesti kamuoliuką kažkiek apmetų žaidėjų, tai tada tu out būni. Aš daryti studijai pradėjau, aš nieko nesprantu. Ne, tipo, yra meta kamuoliuką ir yra tas, kuris atmuša. Ir už jo stovi čiuvakas, kuris gaudo tą kamuoliuką, jeigu būna... Čiuvakas ar 10 čiuvakų? Ne, yra vienas su apsaugom tupi, kuris tipo... Kuris ten... Jau atmušus galvoju. Jo, ne atmušus, kuris už... O kieno jis komanda yra? Kas būna, jeigu jis nepagauna? Jis niekino, jis yra tiesiog, man atrodo. Jis, man atrodo, yra... kaip? Atsiveža komandą savo, bet man atrodo, jis yra bent jau negalėčiau pasakyti aš. Nes man atrodo, kad jis kaip tik parodo ten tipo 3 pirštų žemyn ir tai žino, kai kurią vietą mest, kad jis pagautų, o tas net muštų. Tai noriu pasakyti, kad su beisbolke bičia duhina tas už galą. Ir taip, tai man atrodo, kad tas, kuris meta ir tas, kuris gaudo, yra tai pačiai komandai. Gal, atsakau, aš vėlgi spėlioju. Parašykit mums, kas nors į Vaid ir Klaimą, bet 3 sakiniais ir įdomiai. Nemeskit man Wikipedijos straipsnio. Tiesiog parašykit. Vat įsivaizduokit žmogų, kuris yra atšildytas iš 1300-ųjų, kuris tik matė, kaip vežimuose veža nuo Maro negyvų žmonės su tokiam paukščių snapais tokiais ilgais, Plague Doctors. Yeah. Ir jūs dabar turite tokiam žmogui greitai paaiškinti, nes jisai toj numirs iš širdies smūgio. Ir jūs turite greit paaiškinti, kas yra beisbolas. Tai vat įsivaizduokit, kad mes šitas dalykas. Žinai, kas man trigerina, pašnekėkim, prieisim prie to. Grinds ir Gears? Jo, labai. Kai žmonės pradeda šnekėti apie savo pirmus prisiminimus. O kas tavo yra pirmas prisiminimas? Vakar užėjo šitą temą, su draugė šnekėjom. Sako, aš net neatsimenu iš kur, bet kas pirmas atsiminimas? Ir jin pradeda pasakot kaip 2 metų. Tu atsimeni, kaip tu 2 metų buvai. Aš negaliu pasakyti, aš žiūriu į vaiką, aš negaliu pasakyti, ar tai yra 3 mėnesių ar 4 metų vaikas. Aš nežinau, kas yra 2 metai. Jai buvo 2 metai ir jis suprato, kad žmonės nosis turi. Kas yra big realization. Jo. Bet aš neatsimenu, ką aš univerą veikiau. Taip. Bet čia dėl kitų priežasčių. Tu irgi apžiojai balkono šitą. Neatsimenu, kas mokykloje vyko. Mano pirmas atsiminimas yra, aš neįsivaizduoju, kiek man metų buvo, bet žinai, kaip būna tos tokios kalėdinės servetėlės,
Nu. Ir ją padavė viena iš tetų, kurių vardą tikrai aš neatsimenu, kur būdavo balėse visą laiką. Aldona, tiesiog. Maidas vėl gal jos jau nebėra. Generic name. Žinant, kiek balėse dalyvaudavo. Ir tipo, jinai pasėmė tą ir sako, kam čia man visą tą duodi. Ir tipo, perskirnėt pradėjo. Ir žinai, visiems, kur dalino tos iš 8 sluoksnių, 8 servetėlės padaro. Tai. Ir čia ir mano pirmas atsiminimas, ant kiek miserable mano gyvenimas yra. Mano pirmas atsiminimas yra, aš irgi kažkada kalbėjom, pirmas dalykas, kurį atsimenu, aš buvau darželį. Ir virš mūsų darželio buvo tokia kriaušė, tokios vilnietiškos kriaušės, tokios mažos ir kietos. Ir aš jų prisivalgiau ir man žiauriai pilvo skaudėjo. Viskas, čia visas mano pirmasis atsiminimas. Aš iš darželio atsimenu tik tą perlinų kropų kvapą ir aš negaliu, aš spiriu skoją, jeigu pamatau perlinės kropas kažkur. Perlinės kropas visai zėbo yra, bet kažkas... Man, žinai kas yra? Man auklėtoja yra mano galva nulenkusi lėkštę. Tai va, trenks kažkada. Ir aš šito niekam dar nesakiau ir aš tik dabar suvokiau, ką jinai padarys yra. Nes norės grįžti. Ne, mes buvom... Kas dabar kam trenks? Ir toks steina klajumas ir visiems vaikams. Ne vaikam reikia karšyti, jai reikia karšyti. Ir buvo tokios dvi auklėtojas ir aš sėdžiu tiesiog ir aš žiūriu tą lėkštę. Ir aš nežinau kodėl. Tiesiog aš žiūriu. Kažkas buvo. Žinai, toks būna, kur tu pradedi žiūrėti kažką, žiūri, susigaudai ir tada vėl toliau kažką darai. Ir jinai taip ateina, valgyk ir mano galva taip bum į tą lėkštę. Ir aš tik dabar supratau, ką jinai padarė, tavrasi, kur mane mokino. Tai... Jeigu galvojat, kad negali tamsesnė bus laida tapti, tai palaukit. Tois rekomendacija grįžt mane čia 10 minučių. Reklamikė vieną dainą ir atvarom. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Galiu pasakyti, kad labai pamėgau dabar paskutiniu metu korejietišką kiną, nes Okay. Aš atsimenu, kad tu lėktuvė žiai ir aš belenkiek žvengiau, nes tu žiūri su garsu ir ten... Tu tą filmą rekomenduosi? Kur žiūrėjom grįžtant, per Suomiją, kai skridom. Kur ligoninės kažkiek švirkštai ir panašiai buvo. Jo, ne šitą, bet... Aš žiūri žvengiau. Dabar daug kas nežino šitą referenciją, bet tu išduosi tikrai. Atsimeni, kur buvo tas kovotojas amerikietis su ūsais prieš Japoną daužęs ir kur buvo visako, kur vieni kitam už kaklų pasėmė ir tiesiog snuksmavo. Labai garsus ėmėme video šitą. Tai kas antras žmogus tam filme, kurį tu žiūrėjai, atrodo kaip anas bičs po kovos. Racist. Visiškai neracist. Ir labai juokinga buvo. Kur vienas bičas pasėmęs švirkštą, nugalėjo realiai armiją ginkluotų žmonių ir pabėgo iš ligonį. Va, aš tiek mačiau pas tave. Ten keistas dalykas buvo, jis ten savo užkrėstų kraujo turėjo savo švirkštį ir tipo sakė, aš čia visus apkrėstų ir jie ten praleido. Tai va. Neužtektų nusikosot jam? Tai va, aš sakau, ten buvo toksai kitas. Dalykas yra toks, kad korejietiškas kinas yra... Labai daug jo gero yra ir jis yra absoliučiai kitoks, negu prie kokio mes esam pripratę, nes Hollywoodas turi tokį tam tikrą toną, yra visokių keistų filmų ten, nežinau, ne Hollywoodo, pavyzdžiui, ten kokį nors Lynchą esi žiūrėjęs. Kad irgi. Bet korėjiečiai, jie kitaip žiūri kiną, jie neturi tokios pačios mokyklos kaip mes, ane? Jie, pavyzdžiui, neturi tiek pat aktų ten struktūros arba ten dar kažko, pas juos pabaiga gali būti kitokia. Tu, pavyzdžiui, žiūri, gerai, aš tu duosiu, pavyzdžiui, žiūri romantinę komediją, jeigu tu esi matęs romantinių komedijų, tu gali įsivaizduoti, kurią minutę kas bus. Tu žinai, kad bičas dažniausiai ateina apsimelavęs apie kažką, tada susitinka su pana, kurios neturi įsimylėti, bet įsimylė, tada būna vidurys, kur jie labai džiaugiasi ir ant antro akto pabaigoje jinai turi sužinoti, kaip jisai jai melavo ir jie tada turi 5 minutės nekalbėti. Ir jie tipo pyksta ir jis atsiprašo ir baigės. Ir mes žinom tą ritmą. Korėjiečiai neturi to ritmo, jie turi kitokį dalyką. Racist. Ir tas kinas, jeigu jisai geras, jis dar būna ir įdomus ir kitoks. Ir, pavyzdžiui, labai geras filmas Pradėt, kuris yra miksas tarp Hollywoodo ir tarp korejietiško kino, yra 2013 metų Snowpiercer. Ar esi matęs? Ne, bet sutinku su tavo teiginiu. Nes galvojau rekomenduoti tą, kur, sakai, kur su švirkštu, bet galvoju, dar biški reikia duoti įsivažiuoti žmonėm su tokiu lengvesniu miksu. Žinai, dėl ko daug nežiūri, ko gero, nes nėra angliškai. Tai šitas angliškai. Jis yra korėjiečių režisieriaus pagal komiksą su amerikiečių aktoriais. Ai.
Tai žodžiu, tai ten nebus, oh, hero, I very like you. Aš galvoju. Nes, tipo, netgi ir čia nėra, kad aš, kas sakau, kad korėjiečiai nemoka angliškai, bet tu gali paimti vokietį, gali paimti prancūzus, gali ispanus paimti ir jeigu jų aktoriai, kad ir mokantis, vis tiek išlenda tas dalykas. Tai būdavo iš viso. Nėra visi kaip Jankevičius, kur gali tą Southern accent padaryti. Southern Belle. Hello, daddy. Tai būdavo tokių filmų, kuriuose, pavyzdžiui, aktoriai, man atrodo, italų kinas taip darydavo, kur visi aktoriai savo kalbom šnekėdavo. Ir kai šnekėdavo ir vis tiek dubindavo kitą kalbą, įgarsindavo. Tai, pavyzdžiui, siunčia Vokietiją, vokiškai užgarsina, siunčia tą. Tik, kad visų nereikėtų mokėti, visi savom kalbom. Vienas kitas angliškai, po to nuėma visą garsą ir užgarsina vokiškai ir siunčia Vokietiją, pavyzdžiui. Būdavo tokių praktikų. Italai, man atrodo, taip daro. Bet nesvarbu. Snowpiercer, 2013 metų parduoti jums šitą filmą turiu. Labai fainas premisas, kuris kai kuriuose vietose toks biškai wonky, bet čia fantastika. Užėjęs ledynas yra ant žemės, sušalusi visa žemė yra, bet taip gavosi, kad vienas žmogus numatė, kad tai bus ir jis pastatė traukinį aplinkui žemę, kuris juda ratu visą laiką ir tas traukinys yra varomas amžinojo variklio. Ir gale traukinio sėdi žmonės, kurie yra bomžai ir pačiam prieki sėdi žmonės, kurie yra turtingi. Ir tai yra visa likusi visuomenė. Ir hebrai pradeda nebepatikti, kad jie yra bomžai ir kad jie yra nepasiturintis ir kad jiem neduoda maisto ir kad jie ten... Taip. Kodėl traukinys ir ką jis duoda? Metafora. Tipo, tai nėra dalykas, tai aišku, ten galėjo būti pastatas. Tiesiog esmė, kad jis juda. Nes tai yra, tiesiog dalykas, traukinys yra, jis turi vagonus ir tu turi judėti priekį. Tipo, kad jis judėtų visą laiką. Tiesiog, nes tada jie ten gaminasi energiją, žodžiu, nesvarbu. Esmė yra tokia, kad tai yra traukinys ir jisai turi tą amžiną į variklį ir grupelė žmonių nusprendžia iš galinio vagono nueiti į priekį. Ir, ir kas yra mūsų irgi pas mus dabar vyksta, žinai, kai žmonės ten piketuoja Jungtinės Amerikos valstijose, kad mes čia turim užimti Wall Street'ą ir kad čia 1% turtingiausių turim nuversti ir visą kitą. Tai čia yra grinai tas, pagrindinis aktorius yra Chrisas Evansas, tai Kapitonas Amerika, mūsų šitas. Tai yra daug gerų ir garsių aktorių ir, ikoniškos scenos, kaip pavyzdžiui, toks dalykas, kad kai daug metų jau yra keliaujantis šitas, nebėra tokio dalyko kaip amunicija. Pavyzdžiui, nebėra kulkų. Ir hebra važiuoja, susirenka į vieną... Žinai, jeigu nebebūtų kulkų, tai nebebūtų paskutinę vagoną, aš sakau. Ne, bet yra hebra, yra, kirviai ir kiti dalykai. Ir jie susiduria su traukinio apsauga. Ir yra ikoniška scena, kur jie visi sulenda į vieną vagoną ir stovi krūva tų apsauginių su kirviais ir jie visi su naktinio matymo ir jie įvažiuoja į tunelį. Ir visi tamsoj, o tie mato juos žaliai ir ten prasideda tokios kovos scenos, kur dažnai amerikietiškam kine nepamatysi tokių dalykų. Ta prasme, hebra fantazijai visiškai leidžia pasiduoti. Žodžiu, tikrai fainas filmas, turintis savo minusų, bet jų neišdavinėsiu, nes tada spoileris. Aš galiu tavęs paklausti, kodėl korėjiečiai daro anglišką kiną? Tiesiog plečiasi. Į JAV rinką ar dėl ko? Taip, kad į JAV rinką plėstis ir, nežinau, gal patiko labai aktorius, gal dar kažkas. Yra daug visokiausių. Gal nefinansavo jokia Korėjos studija, dar visokiausių yra dalykų. Žodžiu, vairiai. Tai Snowpiercer. 2013 metų filmas, klojimo rekomendacija. Surasit toj Discord'e, jeigu nesat Discord'e, kaip vis laik primenu Facebook'o, turim puslapį Vaidus ir klojimas ir ten rasit linką, arba jeigu nerasit, parašykit ar numesim. Aš labai daug girdėjau juodaodžių komikų kalbant apie tokį dalyką, kad white people turi tokį dalyką, kad mes specialiai save statom į pavojų visą laiką. Kur, sako, pavyzdžiui, tu gali, bet čia aišku stereotipas, bet šiaip man pats juokingas bairis, kad sako, tu gali, pavyzdžiui, baltaodžiai fotkinasi, kaip ten kabo ant krašto kokios nors uolos ir ten, dar ką nors, o sako, tu gali juodaodį vežt ir į nei tą pusę kairius padaryti posūkis važiuoja ir tu jau būsi išspirtas iš vairuotojo sėdynės. Ir aš apie ką kalbu, kur žmonės save stato specialiai į pavojaus kelią. Tarkim, dabar atsirado toksai hot sauce'as, padažas, kuris simuliuoja šito voro įkandimo jausmą ir tau prasideda raumenų spazmai nuo jo. Okay.
Sounds fun. Jo, venomous hot chili sauce, which mimics spider bite, will give you muscle spasms. Tai čia bus prenkam perkamas tiesiog dalykas. Ne, tipo normaliai, prašau. Nu, ką reiškia prenkam? Nu, ant jo parodytas voras, viskas, tipo muscle spasms. Nu jo, bet joks žmogus, kuris nedaro YouTube challenge arba nenori draugelio išdurti, nepirks šitą dalyką. Taip, nu, tai čia tas pats kaip tada sakyti. Tu nori pasakyti, tu su Vismante valgote, ne? Man atrodo, kažko šiem makaronam man trūksta. Batonas yra per aštru, tai aš tai nieko tokio nevalgysiu. Kažko makaronam trūksta. Tai paimk Venom Spider 3000, kur raumenis trauks. Taip, aš manau, kad bus tokių žmonių, pavyzdžiui, kodėl žmonės valgo tuos pusležuvių sašimi, kur yra 3%, kad numirsi. Jeigu žmogus nemožinai tos nuodingos. Per Hitmaną dariau misijos to. Nu tai va šitos žuvis. Kam, ar yra tikrai tenais toks divine skonis? Žinai, čia toks, ar permėgotum su, nežinau, su kokia Jennifer Lopez, bet yra 40%, kad mirsi iš karto vietoj. Nu žinai, ponė J-Lo, ačiū, bet žinokit, nu toks, koks tolkas, tiesiog žmonės taip daro. Jie yra ir jie sako, nu žinai, toks nerealus, nepakartojamas skonis. Aš netikiu, kad ta pusležuvė yra toks jau skanus dalykas, kad tu esi 3% pasiruošęs numirti. 3% pasiruošęs mirti, ne? Nu tikrai, aš nemanau, kad tai yra tiek skanus dalykas jau. Aš nevalgau nieko pavojingo. Aš pizzą tik su sasiska valgau, seniai. Tai, nu. Tu nevalgai nieko pavojingo, bet sudėjus tavo dietą yra žiauriai pavojinga. Ne, tai pavojinga, tai tas... Man įdomu, kiek aš dar būdų surasiu pasakyti, kad tu blogai maitinies. Intervencija. Tau reikia jau, kad sėdėtų žmonės ratu aplink mane su lapais ir sakytų, tu mums rūpi. Atimtų bulvytes. Tai, žodžiu, tai spider bite. Nežinau, tu esi valgęs kažką iš tų, tu vis tiek keliauji, toks Mr. Worldwide esi. Ne, tai tu pas man keliauji daug. Kaip prie buvau. Esi valgęs kokių vabalų, dar ko nors? Ne, aš labai norėčiau paragauti, nes ką aš baisiausia suvalgęs, tai yra, tipo, ką mes vėdarų vadinam, ko gero. Vėdarinį kebabą suvalgęs. Vėdarinį kebabą? Nu kažkas, tipo, aš nuėjau tenais Turkijoje, nes aš kai keliavau Turkijoje... Tu hagi valgėsi. Jo. Nu, tai čia tas pats, basically. Nu, jo. Ir kai aš keliavau Turkijoje, aš nebuvau tai turistiniai, kur hello my friend, žinai, tipo, ir panašiai. Aš buvau mažuose miestelis, buvau, kur elektros net nebuvo. Sostiniai buvau, Stambulė buvau ir mažesniuose tipo miesteliuose tryniaus ir nuėjau, pasiėmiau kažką, žiauriai skanu, tipo, kai valgau, žiauriai gerai ir tipo turko draugelio paklausiu, kas čia ir sako, suvalgyk, po to pasakysiu, ok, first flag, tipo, pirmą raudoną vėliavėlę iškėlėm, jo tipo suvalgiau, viskas labai skanu. Sakau, kas buvo. Nu matai, ta mėsa, kur buvo, tai tipo yra tenais avių žarnas tiesiog, o ne mėsa. Kas man yra... Kas tipo, aš toks, okay. Man afigenai žiauriai skanu. Organų mėsa man yra... Man atrodo, vitaminų daug kažkokių yra, kurių reikia, ne? Neįsivaizduoju, man ne vitaminai, man patinka tas dalykas. Tai yra, labai... Nu ką, pavyzdžiui, tu valgai, ką pats gali... Nes aš nieko nesugebėčiau, aš nežinau, čia man... Tai tos kraujinės sasiskos prasidavinėjo parduotuvėse, gali nusipirkti. Ne, aš man taip pat noriu pasidaryti, tipo... Nu ką, žinau, aš tai nepasiruošęs su avies žarnų maišu pareit namo. Aš nesu girdėjęs, kad ateitų kažkas prie ten, kur žinai sveria mėsą ir sakytų, aš inkstų 2 kg norėčiau. Ne, nu, inkstus tai lengva gauti, bet žarnas gal sunkiau. Jie turbūt nelaiko parduotuvės pas save, nes neskerdžia pas save, ko gero tau į skerdyklą reikėtų. Praplauti reikiškai. Nu, bet tai tu mali, kaip mėsą, normaliai sumali, ten primaišų jau kruopų ir tipo... Ne, bet aš būtent šneku apie kažkokį įdomų patiekalą, kur, pavyzdžiui, kaip ta, kur man rodė receptus, kur Kinijai daro, ne, kur ten plauti, pripučia, čilių prideda ir tipo įdomi tekstūra ir panašiai, tokių aš jokių nežinau. Taip, ir pavyzdžiui, man patinka tie, kur hebra ten kaulą verda ir ten gauna sultinį, dar kažkas. Nu taip, nes kiek išmetama dalykų yra. Man tiesiog yra... Mane užknisa maisto mėtyt, man kažkas yra, mano draugė nusiperka čia pudingo, kur čia dabar viską, čia taip sveikai valgysim ir aš tiesiog einu ir damušinėjau indėlius persilenkęs naktį 3 rytą. Tai irgi esi tas, nes pas mane irgi, pas mus tai būna lygiai taip pat, kur tipo, valgom kažko nedavalgom, nu tai išmešit. No. Nu būna, kur kažkas neskanu, ten nusiperka, bet jinai visą laiką perka kažką, ko po to nepabaigia. Sako, tau tikrai reikia kilogramo šitų agavos vaisių, ar tikrai reikia, ar tu vieną nori pradžiai pabandyti. Ne, man reikia, aš čia valgysiu, žinau dabar viską. Vieną pavalgau, neskanu, nu ir valgau. Ir aš po to valgau miksus visokius ten, dešrelę su kečupu ir su šituo. Nu tai tokia mano ir dieta tada jau būna, žinai. Tai va. Dabar, kai persikrauščiau į naują vietą, pradedu suprasti, kad vėl žiauriai šiaip keistoj vietoj gyvenu.
Neišduosiu tiksliai kur, bet šalia Forum Cinema. Ir aš supratau, jeigu nuo mano namų eini link miesto, viskas gerai. Nu, tipo, viskas gražu, greit senamiestį prieini tos, tipo, plėtelės, kur visi laužos mašinas ir panašiai. Tipo, viskas gerai, ne? Taip. Kavinės prasideda. Bet vieną statelį į kitą pusę yra 50 metų kelionė atgal. Taip. Kurelį aš pro savo balkoną kaip į kalėjimą žiūrėčiau, toks jausmas, žinai, spigliuotas vėlos tik tais trūksta. Taip. Nes aš, tipo, ateinu pas savį statelę, viskas, tipo, vos ne labą dieną, sveiki, vaikšto, laksto vaikai su balionais, ten kempiniuko pripučiamais. Vienas statelę pavažiuoju, jau seriožai, leipės kokždai ir tu, Žinai, kokiam rajonės jau. Žinai tas, kur pamatai įlipa 3 bičiai ir tu sėdi vienas, kur 4 žmonėm vietas ir tu žinai, kad tikrai pas tave ateis ir tu jau už tolo telefoną atgal įsidedi ir toksai tiesiog užsidengęs veidas sėdi ir galvoji. Neslėpia nugertos bonkės. Ir tipo galvoji, gal anksčiau stotelį išlipti ir tu atsistoji ir jie paskui tave eina. Davai pavadins, kad pasitikrinu, ar Vilniečio kortelė tipo yra ar nėra. Ir aš pas senelį ten važinėjau, tai ten yra kaip... koks buvo serialas, kur numeta tokį stiklinį gaubtą? Nestiklinį... Per Simpson filmą. Bet buvo nestiklinis gaubtas, o toksai atsirado... Kažkoks buvo serialas, tikrai... Per Simpson filmą tą. Taip, bet buvo dar labai garsus serialas. Jis kažkokį pavadinimą vieno žodžio turėjo, kur Hebra negali pravažiuoti ribos miesto nuo kažkurio laiko. Man atrodo, pagal Stepheną Kingą pastatytis. Tai ten yra grinai kur tą vieną stotelę pravažiuoji ir pas visus taiga puhavikai jau apsirengė visi ir ten naujamiestis yra gana įdomus. Nes, supranti, ten yra toks dalykas, nuo tavęs, važiuojant link tos pusės, prasideda, žinai, kaip apie difuziją tave mokino biologijai, kai įdedi maišelį arbatos ir jis išskleidžia, tai ten, tai įsivaizduokim, visas likęs Vilnius yra vanduo, o arbatos maišelis iš tos pusės yra krasnucha. Tai, ir tenais toks, tipo, brėkštai. Skleidžiasi, jo, tai ten labai. Nes, tipo, kai tik atskraučiau, viskas, tipo, gražu, bet dabar į darbą, kai pradėjau važinėti, tai toksai kodėl per 200 metrų tai pasikeitė čia viskas, žinai, tipo, labai kvestionuot pradėti. Tai aš lygiai taip pat, kai perskeliau irgi į savo dabartinę gyvenimo vietą, tai buvo, man buvo keista, nes grinai, kaip tu sakai, kur aš į pachotkį iš karto atsistodavau, kai su manim pasisveikina, nes aš išsikraušiu iš namo, kuriame degė 6 aukštas ir dabar aš esu name, kur sveikinasi visi. Ir, aš irgi, tai buvo labai keista, kur, tipo, hello, gavina. Sveiki, ir tu, tipo, mes dabar čia esam. Tai jo, faina, iš tikrųjų. Žiūrėk, galvoju, praeisiu per portalus ir pasižiūrėsiu, ką... Pikantiškas naujienas paskaitysi? Ne, visą laiką gali būti įsitikinęs, kad Lietuvos rytas.lt turės trešo gerą alfą ir Lietuvos rytas, nes Delfis ir 15 minučių viskas ten yra, jie ten filtruoja labai, įdeda vieną kitą, apie ką ten po to Paul Demiko video padaro, bet jeigu nori to tokio nuo dugno nugremšto visiško trešo, kurio nieks neskaito, tai ten tie 2 portalai yra geriausi. Tai pavyzdžiui, 15 būdų, kaip pagerinti santykius per 60 sekundžių. Vai, važiuojam. Aš dar neskaičiau, tai gali būti įdomu. Paspaus, važiuojam. Gerai. Man labai įdomu. Tarp mūsų santykiai biški byra. Apkabinkite mylimą žmogų ir laikykite į glėbyje 60 sekundžių. Gerai. Parašykite žinutę. Bet čia kokie nors geri bus, užkaskite desertą. Man atrodo, žinai kas, nėra nieko pagerinimo per 60 sekundžių. Nieko. Ta prasme, kaip žmonės presa per 2 savaitės, tai... Jo, nes sveikatėlį pagerinti 2 užtenka sekundžių. Tikrai taip. Įdėkite sūnaus ar dukros priešpečių dėžutę raštelį su linksma šypsenėle. Tokia passive-aggressive, tokia įdėdi, žinai, kur vaikams svarbu jausti jūsų meilę ir apsaugą. Aš manau, santyki tarp visų šeimos narių. Tipo, šuniui iš sasiskų smailą išdėlioja ir tipo, hei, šį kartą duosi. Šiandien be varštų. Va čia tavo riba yra. Ne riba, aš galvau, kad toliau tęsis kažkur tai. Įprastą maistą patiekite kaip juokingą paveikslėlį. Atšlajuoji savo vaiką su diržu saktim ir po to smailą iš dešrelio aštunkojų sudėdi. Pimpačkiukų. Net šypsenėlė iš širdelės priverčia nusišypsoti. Vakarieniaudami pagirkite vaiką. Tiesiog man yra, sėdit visi, ašarytis dar bėga nuo jūsų vakaro. Gražus kėdai. Vaikas krūptelį iš karto. Papasakokite, kokias jo charakteristikos bruožais žavitės.
Gebėjimų tylėti rytoj mokykloje. Žavėtis vaiku. Yra. Ne už tą Michaelą Jacksoną dabar dokumentiką padarė. Gavęs komplimentų iš tėvų vaikas nueis miegoti su gera nuotaika. Tokios akimirkos svarbios. Gerai. Nupirkite vaišių savo komandai. Kas yra, man nieko, žinai, kas man yra labai krypia, jeigu tu darbe ateini ir žmogus su griliažu tortu ateina ir žinau, kad man reikės dabar sėdėti su servetėlė su visais, nes aš nenoriu jo, tiesiog, bet nėra nemandagu pasakyti, aš nenoriu, o tai ko tu dabar nenori, nes aš nenoriu tavo griliažu torto, tiesiog, kodėl toks yra blogas dalykas šitą. Nieko nėra nejaukesnio negu gimtadieniai darbo vietoje. Taip, nusiųskite kolegai, kuris jums padėjo laišką su dėkingumo žodžiais. Padėkokite, tiesiog parašykit, čia atrodo, kad robotas rašė, kuris bando apsimesti, kad yra, neišsiduot, kad yra ateivis. Nusiųskite kolegai, kuris jums padėjo laišką su dėkingumo žodžiais. Temos laukelėje parašykite ačiū, žodžiu mokina, gerai, santykis su savimi. Na čia ir tokie visokiausi prasideda. Tai ar tau padės kas nors? Ar vaikui dėliosi iš dešrelio aštunkojų smailą, kad jisai su tavim draugautų? Šiandien ne. Bet panaudos kažkada greitai. Supratau, maladės, teisingai. Žiūrėjau dabar NFL-o vyksta, kaip būna NBA draftai, tipo naujus, kai žaidėjus jaunus renkasi, taip tenais yra kažkoks combine ten daro, kur žiūri kaip gaudo kamuolį, žiūri kaip mėto kamuolį, žiūri kiek į aukštį gali pašokti, kiek nubėgti. Nu ir toks tipo kaip išbando žaidėjus ir pasižiūri, tipo, ko jam reikia, ko nereikia. Ir labai juokinga ten dalyką daro, nes yra vienas bičas jų ofise ir tipo, jisai niekada nedaro, realiai kažkokius, nu, tipo višką ofisinį darbą dirba. Ir yra viena iš užduočių 40 jardų bėgimas. Tipo 40 jardų dabar pažiūrėjau yra 37 metrai. Nu, tipo sprintą kaip greit gali padaryti. Taip. Ir pirmais jie nufilmuoja, kaip jisai bėga su kostiumu ir su lakierkom. Ir tą lygina su geriausiais atletais pasaulyje, kaip bėga. Tai jam 20 metrų lydą duoda. Tipo jisai 20 metrų būna nubėgęs, tada iš ten pradeda bėgti ir visiškai aplenkia ir net nespėjęs atbėgti. Okay. Tipo mes apie tokius antžmogus visiškai šnekam, nu ten nesveikia žmonės. Aš tai jeigu organizuočiau NBA draftus, aš jums keistų užduočių visokių duočiau ir dėl keistų užduočių neimčiau juos. Jų, pavyzdžiui, sakyčiau, gerai tu mėtai, bet man akis jo negeras. Duočiau adatai, siūlai adatai. Ir užgesintum Luko Dončičiaus laužą, ne? Luko Dončičius, kas jis? Vos Modričiaus nepasakiau. Luka Dončičius dabar geriausias Europos žaidėjas jauniausias. Čia Latvis gal tas kažkoks? Slovėnas. Čia akių nevartys, sakytum, aš tai nežinau. Slovėnas. O nebuvo kažkoks Latvis čia, kuris NBA žaidžia kažkoks? Porzingis? Belekas, čia gali būti jogurtas, čia gali būti bet kas. Tai aš sakau taip, ko gero. Toks Porzingis, tu esi šiandien. Gerai, Louis Vuittonas allegedly 1800-aisiais ir 1900-aisiais allegedly sponsorino tos Human Zoos, kur žmonės zoologijos sodose. Taip ir žinau. Bet nepatvirtinta. Dar nežinoma, gal taip galbūt nepatvirtinta. Unproven. Nu, nes yra šitie atsitra fotkė 1900-ųjų padaryta, kurioje... Žinok, žmogus vieną raidę uždengia, ten gali būti Louis Vuitton, ne Vuitton. Tai vat ir yra, kad fotkė, kurioje parodyta, kad Louis Vuitton parašyta virš pastato ir tame pastate būdavo tie Human Zoos, kur, pavyzdžiui... Ir Gucci Gang dar ant vitrinos. Nu, tos Gucci Gang tai reikėtų iš tikrųjų zoologijos sodų uždaryti. Nežinau. Aš čia norėjau kažkokį krūtą komentarą pasakyti apie reperius, bet iš tikrųjų aš vis mažiau pykstančio laikinio repo. O kodėl tai yra blogai, jeigu tais laikais priimtina būda? Tu apie visus dalykus taip sakyt nori, blogai tai priimtina buvo. Ne, nu aš dabar žinau, dėl ko tai blogai yra. Bet jeigu ta tipo tai būdavo, tai čia verslas yra, ne? Nu, tai blogai, aš suprantu, ką tu nori pasakyti. Aš žinau, kad aš visiškai ne taip ir labai ignorant. Kas baisiausia, kad aš suprantu, ką tu nori pasakyti, nes, pavyzdžiui, yra senieji filmukai šito Warner Brosų ir dar kitų, kuriuose, pavyzdžiui, juodaodžiai yra vaizduojami ir tom raudonom lūpom, kaip Misteris Popas iš Drakonų kavų, tokie kur laksto. Ir jie tipo, hello, sir. Tai, pavyzdžiui, DVD, kurie yra dabar išleidžiami su tais filmukais, netgi pradžioje yra viename Whoopi Goldberg, juodaodė aktorė komikė, kuris sako, mes žinom, kad tai yra blogai, bet mes negalim to išiminėti iš tų filmukų, nes tai yra dalis istorijos ir mes negalim to panaikinti. Ir tai buvo tokie laikai. Tai mes turime tai žiūrėti ir ne tai, kad sėdėti ir dabar vartyti akis, bet mokytis iš to ir taip nebedaryti. Tai aš suprantu, ką tu nori pasakyti, kad, nu, tipo...
biznis, nu ir tipo žmonės, sunku būdavo susiprasti, kas yra blogai, kai visuomenė tai priėmusi yra normaliai, ne, tu tą turbūt pasakyti. Jo. Nu, tipo, nes daug tokių dalykų buvo. Jo, bet, nu, tavo, kad ir kokią tu diskusiją apie tai turi, ir tai yra, nu, nėra čia net diskusijos, kad tai yra wrong, bet esmė, kad tavo imidžui kaip Louis Vuittonai tai kenkia toks dalykas. Dabar jo. Tai va, tai aš apie tą ir turiu omeny, kad jiem dabar, nu... O jeigu tas dalykas buvo, kuris juos iškėlė ir jie sako, gerai, mums nebereikia šito dalyko ir mes dabar galim pradėti tašas daryti ir pardavinėti už 18,000% kainą. Nu tai Hugo Bossas tikrai siuvo nacių uniformas. Aš galvojau, kokį tau pavyzdį duoti ir būtent šitas būtų, ko gero pavyzdys. Nu, bet žinai, nacijai būtų buvę nacijais ir be puikios mados. Ir su kroksais. Ir su kroksais būtų buvę nacijai ir būtų darę lygiai tą patį. Tai jie tiesiog dar gerai atrodė. Kas yra, manau... Bet aš iš tikrųjų girdėjau šitą dalyką, šnekant, kad, pavyzdžiui, kai Sovietų armija išstūmė ir atvarė vokiečiai į Lietuvą, tai palyginus jie žiauriai pasitaisę vyrai buvo. Taip, vokiečiai, jie ten turėdavo rankų kremų visokių ir ten, nes rusai sušalę būdavo. Aš mačiau nuotraukas ar nenuotraukas, kaip vokiečiai atvaro į Lietuvą ir moteris tiesiog gėlės dalina jiem, kur ant žirgų atjoja, kur tipo išgelbėtai atvarė. Nu, čia... tipo tarp dviejų blogių, aš kaip vis laik duodu pasirinkti, tipo, ką nori, ar taip, kad paskandintų ar pakart, nu, tipo, rezime tas pats yra. Nu, ko gero, jo. Tas smagia gaida, ne? Gerai, jau pradedam nusišnekėti. Viskas, baigiam šiandien laidžikę. Laidų įrašyti YouTube, Mixlaidė, rašot Vaidas Irklimas ir klausite 180 laidų. Susigirdėm rytoj užbaigti savaitės nuo 19 val. Davaičiks.